Sveiki, brangieji. Tai kągi, šiandien šiek tiek nusprendžiau pakeisti savo prognozių formatą. Kaip visada primenu, kad žiūrėti reikia ne tik pagal savo Saulės poziciją prognozę, bet reikia žiūrėti ir pagal ascendentą ir Mėnulį. Taip, toliau turime svarstyklės. Pažiūrėkime, kas lauks svarstyklių pirmąją Liepos savaitę. Kas lauks svarstyklių antrąją Liepos savaitę? Kas lauks svarstyklių trečiąją Liepos savaitę? Kas lauks svarstyklių ketvirtąją Liepos savaitę? Na kągi, svarstyklės, pažiūrėkime jūsų pirmąją Liepos savaitę. Ir savaitė prasideda nuo monetų penketo ir monetų dvejeto. Tai siūlyčiau atsakingiau skirstyti savo finansus. Monetų penketas rodo, kad galbūt Liepos pradžia nebus tokia finansiškai gera, taip, piniginga. Gali būti ir problemos su sveikata, tai pasaugokite savo sveikatą. Monetų dvejetas sako, kad greičiausiai jums reikės labai atsakingai skirstyti savo finansus. Tai yra, finansai bus, bet greičiausiai netokie gausūs, gal jau prasileidote, sakykime, birželio mėnesį, ar tai savo atlyginimą, ar tai atostogų iškeliavote taip ir jau trūksta pinigėlių ir laukite atlyginimo. Tai pasistengkite Liepos pirmąją savaitę per daug neišlaidauti ir atsakingiau paskirstyti savo išlaidas, ko tikrai nereikia. Geriau nepirkite pirmą savaitę, neturėkite tų, impulsyvių pirkinių. Taipogi tai gali būti, kad galbūt jūsų sveikata suprastės dėl to, kad reikės laviruoti tarp dviejų skirtingų veiklų. Pavyzdžiui, jūs dirbate tiek samdomą darbą, tiek turite savo individualią veiklą, taip, ir jums reikės, nors atrodo persiplėšk, ir tas bandymas išbalansuoti gali pabloginti sveikatą. Tuomet jums iškrito monetų riteris. Monetų riteris jau kaip ir indikuoja, kad finansinė padėtis su laiku tą savaitę turėtų pagerėti. Kaip ir pinigų pas jūs bus. Kitas dalykas, kitas variantas gali būti, kad turėsite kažkokią tai idėją, kaip sustiprinti savo finansinį fundamentą ateičiai, geresniai ateičiai. Arba, pavyzdžiui, kaip sustiprinti savo sveikatą. Bet tai yra lėtas riteris, tai niekas nevyksta greitai. Pavyzdžiui, jūs turite idėją susirūpinti savo sveikatą, taip investuoti į savo sveikatą, kad ateityje jaustumėtės geriau. Arba jūs nusprendėte investuoti į kažkokius tai mokslus, studijas, webinarus, online paskaitas dėl savo geresnės ateities karjeros, papildomų diplomų, sertifikatų gavimo. Tai šita korta yra apie tai. Kažkam tai gali būti ir žmogus jūsų gyvenime, kažkur tai studentiško amžiaus vyrukas, žemės ženklo, jautis, ožiaragis, mergelė, su kuriuo jūs tą savaitę turėsite kažkokių tai svarbių reikalų. Tai gali būti jūsų draugas, jūsų brolis, simpatija, bet kas. Tai jisai irgi gali turėti įtakos jūsų pirmai savaitei. Ir paskutinioji korta, tai jau savaitės pabaiga turėtų būti
puikiai jums iškrito Saulės korta, didysis arkanas, sėkmės korta, pozityvumo korta, džiaugsmo korta. Jūs švitėsite, būsite charizmatiški, tas džiaugsmas, kaip mes maži vaikai būdavom, vat būtent tas, kaip pirmi potyriai kažkokie ir viskas atrodo nauja ir tiek džiaugsmo suteikia, ne tiek jau dabar viskas suteikia džiaugsmo, kadangi mes prie visko pripratę, bet būtent va tas vaikiškas pozityvumas, džiaugsmas, mėgavimasis gyvenimu, tai galbūt turėsite kokių malonių išvykų, pas mus kaip tik geras oras Lietuvoje, taip, tai galbūt turėsite kažkokių labai malonių pramogų, galbūt tas pozityvumas ir atkeliaus iš šito vaikinuko, kažką jūs galbūt kartu darysite ir bus džiaugsmingas laikas kartu. Arba kažkokią tai žinią atneš ir jūs džiaugsitės, kad pagaliau jums atsirado galimybė, pavyzdžiui, kaip patobulinti savo žinias, tą pamatą finansinį pagerinti, tai irgi gali būti tokia galimybė. Galbūt būtent tos problemos su finansai jūs ir privers apsvarstyti, na ką aš darau ne taip, ką man reikia daryti toliau. Galbūt kažkur investuoti, galbūt kažkur tais pradėti taupyti. Ir galbūt pasikreipsite į tokį žmogų konsultacijos. Tai irgi visko gali būti. Ir pirmąjį savaitę jūsų raktiniai žodžiai visi susiję su bendradarbiavimu, grupiniu darbu, ryšiais, rėmimo viens kito, tai labai svarbu bus, reiškia, pirmąją savaitę bendradarbiauti ir greičiausiai galbūt net ir su šitu riteriu bendradarbiavimas pas jūs įvyks. Taip. Toliau keliaujame mes prie jūsų antrosios savaitės. Ir vis tiek čia jums kažkas neduoda ramybės, jums iškrito kardų aštuonetas. Jaučiatės įkliuvę, situacija galbūt stagnacijoje, jums atrodo, kad jūs nieko negalite padaryti, tik išgyventi kažkaip tą laikotarpį, išlaukti tą laikotarpį. Tai gali būti pas jūs kažkokia tokia situacija. Arba gali būti, kad jūs įsivaizduojate tiesiog, kad taip yra, kad jūs negalite nieko padaryti, bet iš tiesų jūs galite padaryti, tik nedrįstate. Tai va čia irgi būna labai dvi skirtingos situacijos pagal šitą kortelę. Taip, kažkas tikrai bus tokioje situacijoje, kur taip, reikia palaukti ir nieko nepadarysi, tiesiog reikia susitaikyti su tuo faktu. Bet pažiūrėkite, kad jūs nepradėtumėte būti toje aukos pozicijoje visada, kad aš nieko negaliu čia padaryti, aš nieko negaliu čia padaryti. Paanalizuokite iš kitos pusės, iš kito žmogaus perspektyvos, ar tikrai jūs nieko negalite padaryti, ar jūs tik apsimetate, nes jūs bijote rizikuoti ir pavyzdžiui, suklysti, padaryti klaidų, taip, galbūt jūs bijote to ir jūs iš vis nieko nebandote. Tai paanalizuokite save, kuri iš šitų situacijų yra pas jūs. Ir pas jūs tuomet atkeliauja lazdų penketas. Arba turėsite daug veiklų, nors persiplėšk. Vat būtent ir čia pagal šitą kortą gali būti toks plėšimasis tarp kelių veiklų ir šitą kortą gali būti plėšimasis tarp kelių veiklų. Arba gali būti, kad bus pas jūs didžiulė konkurencija, pavyzdžiui, darbe didžiulė konkurencija ir jums tikrai reikės daug pastangų įdėti, sakykime, kad jūs būtumėt pastebėti ir jūs būtumėt laimėtojai, taip. Arba gali būti kažkokias nesutarimai, nebūtinai ar tai darbe, ar tai šeimoje, kažkur tai nesutarimai, jums bus sunku atrasti bendrą nuomonę. Bet greičiausiai jūs labai norėsite nuo to pabėgti, nuo tų visų neigiamų minčių, emocijų, nes pas jūs atsiranda atsiskyrėlio korta. Atsiskyrėlio korta gali būti, kai jūs norėsite skirti laiko savo vienumoje, atsistatyti sveikatą, jėgas po visų tų ginčų, nesutarimų, nes visada ginčai mums taip eikvoja labai daug energijos.
Gali būti, kad jūs tiesiog išsijungsite socialinius tinklus, kad pabūt ramiai. Atsiskyrėlis tai nebūtinai, kad jūs vienišas, taip? Arba jūs nuspręsite pakeliauti kažkur vienas, arba socialinius tinklus išsijungti, arba su šeima nukeliausite, pavyzdžiui, į salą paatostogauti, tai irgi gaunasi kaip tokia teritorija atskirta nuo likusių žmonių. Gali būti, kad keliausite pas gydytoją, nes atsiskyrėlis yra tas žmogus, kuris labai turi analizuoti atsakingai kiekvieną detalę ir labai gilintis. Tai, pavyzdžiui, galbūt kraujo tyrimus keliausite pasidaryti. Gali būti ir, kad finansininkas, kažkoks buhalteris, apskaitininkas, į kurį kreipsitės, galbūt į privatų detektyvą kažkam teks kreiptis. Visos tos profesijos, kuriuose tikrai reikia giluminės analizės. Ir ypatingai galbūt po šitų nesutarimų pašlys sveikata ir jūs nuspręsite keliauti pas gydytoją. Taip, o galbūt jūs patys analizuosite kažkokias detalės, kad išeit šitoj situacijoje nugalėtojais. Taip, kažkoks ginčas, konfliktas, jums reikia įrodyti savo tiesą ir jūs grįžtat namo ir analizuojat, renkat argumentus, kaip galima būtų tapti laimėtoju, taip, toje situacijoje. Ir tuomet jums iškrito lazdų ketvertas, superinė korta šeimos kažkokiam šventėm, taip, gimtadieniai, krikštynos, vardadieniai, vestuvės, galbūt įkurtuvės naujam būste bus, galbūt tiesiog sėdėsite namie ir būsite tokie atsiskyrėliai namuose, galbūt jūsų atostogos, pavyzdžiui, prasidės ir jūs atsiskyrę norėsite pabūti savo namuose, ramiai, savo komforto zonai. Taipogi, kas gali būti pagal šią kortą, viskas, kas susijęs su jūsų būstu, galbūt norėsite atnaujinti, galbūt reorganizuoti kažkokią, tai pavyzdžiui, savo drabužių spintą. Taip, laikas, kurį galite skirti tokiai analizai ir šitos kortos tuomet kartu labai sietųsi, taip, analizė dedikuota, sufokusuota į būtent namus, į namų reorganizavimą, persitvarkymą, kažką tai stoko. Jūs bandysite tokiu būdu pabėgti nuo to visko, kas vyko pas jūs štai čia. Ir raktinis žodis antros savaitės pas jūs yra atjauta, rūpinimasis, meilė, gyvenimas, davimas atgal. Tai nepamirškite, taip, pasirūpinti savimi visų pirma, nes matau, kad iš šitų situacijų jums reikia pirmą žiūrėti savęs, pasirūpinti savimi. O tada, aišku, nepamiršti ir namiškių, ir namų, nes namų tema išlenda, tai greičiausiai rūpinsitės savo šeimyną. Bet ir kai jums reikės, kad jie pasirūpintų jumis, irgi nepamirškite būtinai jiems to pasakyti, nes ne visada žmonės supranta, ne visada mes matom kitų bėdas, tai jeigu jums reikia jų palaikymo, būtinai drąsiai jiems tai sakykite. Trečioji savaitė pas jūs prasideda su kardų valetu. Kardų valetas kažkokia taip studijų pradžia, gal viskas, kas susijęs su mokslu, su studijom, kaip tik matom, vyrukas ir stovi ant knygų. Nusipirksite kažkokį tai kursą, gausite kažkokios svarbios literatūros pasiskaityti, išgirsite kažkokią įdomią paskaitą, viskas, kas susijęs su mokymuose. Žinot, mes šiais laikais galime mokytis ir elementariai iš YouTube'o kažkokiu tai vaizdo įrašu, kas mums patinka, tai pilnai gali būti, kad pas jūs bus tokia nuotaika, pasimokysiu kažko papildomai, pasidomėsiu, praplėsiu savo žinias. Taipogi tai gali būti vaikas, kas turite vaikų mokyklinio amžiaus, nuo gimimo iki mokyklinio amžiaus pabaigos, iki 18 metų kažkur tais. Oro ženklo, dvynys, svarstyklės arba vandenės, kuriam jūs, pavyzdžiui, galite skirti daug laiko trečiąją savaitę.
Ir kita korta, kuri pas jūs atkeliauja, lazdų septynetas. Lazdų septynetas yra dvi tokios pagrindinės reikšmės pas ją, arba turėsite apginti savo nuomonę kažkur tais, na pavyzdžiui, vyks teismo posėdis, turėsite pagrįsti apginti savo nuomonę, arba pavyzdžiui, galbūt eisite į darbo pokalbį ir jums reikės atstovėti savo nuomonės, save kaip asmenybę, taip, arba pavyzdžiui, darbe kažkokia situacija, galbūt elementariai klientas atėjo nepatenkintas paslaugom, prekiam ir jums reikia atstovėti, kad ne, na tai yra viskas pagal taisyklės ir mes, pavyzdžiui, prekių negrąžiname ir kažkur tai galbūt reikės jums apginti savo nuomonę, savo tiesą, ar įmonės, kurioje dirbate tiesą, kažkas va tokio gali būti. Arba kita kortos reikšmė bus, kad plėsis jūsų verslas, jūs nuspręsite plėsti savo verslą, jeigu turite kokią individualią veiklą ir, pavyzdžiui, iki tol viską darėte lietuvių kalba, galbūt jūs nuspręsite kažkaip pridėti savo veikloje anglų kalbą, rusų kalbą, dar kitas populiarias taip visame pasaulyje kalbas. Kažkaip tais galbūt dirbote, turėjote parduotuvę tik vienam mieste, dabar nuspręsite plėstis į kitus miestus. Viskas, kas susijęs su plėtra, taip, pozityvia plėtra, nauji vandenys, naujos šalis, galbūt jūs ir pradžioj savaitės būtent apie tai ir domėsitės, pavyzdžiui, kažkokie tai įstatymai, papildomi reikalavimai jums, jeigu jūs norite atsidaryti dar vieną parduotuvę, plėstis, pavyzdžiui, į užsienį ir jūs domitės apie visus šitus reikalus, kaip tai padaryti lengvai, efektyviai ir sėkmingai. Ir, na, vėl pas jūs atkeliauja lazdų penketas. Tiek čia mes turėjome lazdų penketą, tiek čia pas mus lazdų penketas, na ir va čia tas lazdų septynetas. Vėl lazdų penketas, didžiulė konkurencija kažkur tais, jeigu jūs plėsitės, pavyzdžiui, tai jūsų versle gali būti didžiulė konkurencija, taip jūs turite daug stiprių konkurentų, gali būti vėlgi nesutarimai, labai skirtingos nuomonės, jums greičiausiai tiek antrą savaitę, tiek trečią mėnesio savaitę bus sunku surasti bendrą sprendimą su savo komanda, su savo grupe, taip vis tiek jūs grįšite į tas diskusijas, bet arba plėšysitės vėl tarp daugelio skirtingų veiklų. Tiek antroj savaitėje, tiek trečioj gali būti didžiulis va toks va užimtumas. Ir pas jūs paskutinės savaitės korta iškrito velnias, o velnias pas mus yra viskas, kas susijęs su pinigais. Tai gali būti, kad tas trečiąją savaitę visas fokusas jūsų eis į pinigus, dėl to mąstysite, na, kaip tą verslą išplėsti, kaip tos konkurentus, na, sakykime, aplenkti, kaip iš teisinės pusės viską padaryti, viskas vat gali būti su tuo susiję. Gali būti, kad turėsite kažkokių reikalų su valstybinėm institucijom, kadangi velnias atvaizduoja ir valstybinės institucijas, tiek valstybinė ligoninė, tiek valstybinė poliklinika, tiek policija, greitąją, mokesčių inspekcija, viską, ką mes tik pagalvojom, kad tai yra valstybinio, taip, tai galite keliauti pas juos trečiąją savaitę ir vat būtent galbūt ir pranešti kažkokią tai informaciją apie verslo pokyčius, taip, individualios veiklos pokyčius, kuriuos norite įregistruoti. Taipogi velnias gali būti meilės trikampis, tai atsargiai su šitais visais dalykais, gali būti žalingi įpročiai, tai jeigu turite žalingų įpročių, irgi atkreipkite į šią kortą dėmesį, taip, neperdozuokite alkoholio, nepadauginkite, atsargiau žiūrėkite į maistą, nepersivalgykite, na, visi šitie dalykai, taip, tai atsargiai, bet taipogi tai gali būti ir vadovo korta. Galbūt jūs jaučiatės prispausti po padu, kažko negalite daryti ir vat būtent galbūt tas visas
spaudimas, vat, pagal lazdų penketą pas jūs atkeliauja iš to velnio, tai tą savaitę būkite ramesni, filtruokite viską, ką šnekate, pamastykite apie pasekmes to, ką pasakysite. Taip, pasiplanuokite, jeigu turite tokių nemalonių žmonių savo gyvenime, pasiplanuokite, pamastykite, ką padaryti, kad jūs išeitumėte sausiai iš tos balos, taip, kad nebūtų prie ko prikibti jūsų elgesyje, nes mes visada labai greitai matome, kaip kiti su mumis pasielgia, bet mes nematome savęs. Tai būtų gerai, kad jeigu tas žmogus yra, pavyzdžiui, chamas, kaip sakant, tai kad tai neturėtų nieko bendro su jumis ir kad jūs iš savo pusės vis tiek elgtumėtės kaip normalus, su vertybėmis geromis žmogus, taip? Kad nenusileistumėte iki to žmogaus lygio. Ir pas jūs trečios savaitės raktinis žodis aidai, kultūra, šaknis, visi mūsų protėviai, tai galbūt bus kažkas susiję, kad jūs domėsitės būtent pagal šitą kortą apie savo protėvius, galbūt kokį giminės medį analizuosite. Galbūt tiesiog bus šeimos susitikimas pagal tą raktinį žodį ir šeimos susitikime jūs turėsit kažkokių tokių, nesutarimų, kaip prie stalo prisėsit ir prasidės kažkokie nemalonūs komentarai. Ir jūs tokiu būdu turėsite atstovėti savo tiesą, savo vertybės, taip, būtent, kad ir, pavyzdžiui, giminės susitikime. Bet iš kitos pusės čia gali būti ir elementariai varžybos kažkokios, tai jeigu esat sportininkai, tai galite turėti varžybas tiek antrąją savaitę, tiek trečiąją savaitę. Ir ketvirtoji jūsų savaitė. Ketvirtoji savaitė jūsų pati gražiausia, pozityviausia. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, tai imperatorius. Imperatorius gali būti jūsų bosas, kažkas socialiniam statuse aukštesnis negu jūs, galbūt žmogus turintis verslą. Galbūt tai bus jūsų energetika ketvirtąją savaitę. Tai yra, būsite labai užsidegę, jūsų visi klausys, tą, ką jūs pasakysite, galbūt jūs turite žmonių, kuriuos jūs turite mokyti, taip, tai jūsų klausys. Jeigu jūs esate vadovas, bus viskas taip, kaip jūs norite. Čia tokia imperatoriaus energija, valdinga energija, užsispyrusio žmogaus energija. Viskas bus taip, kaip jisai nori. Tai jeigu esate moteris, šalia savęs turėsite tokį vyruką, jisai gali būti tiek jūsų vyras, tiek darbdavys, bosas, vadovas. Jeigu esate vyras, jūs greičiausiai būsite šioje energijoje ketvirtos savaitės pradžioje. Ir ką mes toliau matome? Toliau mes matome taurių valetą. Taurių valetas tai gali būti vaikas nuo gimimo iki 18 metų, vandens ženklo, skorpionas, vėžys arba žuvis, su kuriuo jūs turėsite praleisti daug laiko. Galbūt tai jūsų vaikas, arba gali būti užgims labai kūrybingos kažkokios idėjos, jūs būsite tokioj svajingoj energijoj, daug svajosite, mąstysite, skraidysite galbūt padebesiais, tokią vaikišką spinduliuojantį energiją, arba pradėsite vykdyti kažkokias tai labai kūrybingas idėjas. Galbūt jos bus susijusios būtent su šiuo imperatoriumi. Ir iškart po to jums taipogi čia gali būti kažkokia labai malonė džiugia naujiena sužinosite. Ir galbūt tas imperatorius jums atneš tą žinią. Ir jums tuomet iškrenta Saulės korta. Tiek pirmąją savaitę jums iškrito, tiek paskutinėje savaitėje iškrenta Saulė.
vėl tas džiaugsmas, vėl vaikiškas tas pozityvumas ir net pagal šitas abi kortas pas jūs yra vaikiškas tas svajingumas, džiaugsmingumas, tie potyriai, lyg mes grįžtam į vaikystę, kaip tada turėjom pilną komfortą, mažai atsakomybių, taip, kažkoks va tai džiaugsmingas momentas ir pilnai tą žinią gali jums, pavyzdžiui, tas jūsų imperatorius vyras atnešti, arba tai bus žmogus, kuris bandys jums rodyti tokį meilės dėmesį, taip, simpatiją ir va būtent tą taurę, tai jo jausmai į jūsų pusę ir tai jūs privers, labai maloniai jaustis, džiaugtis ir švytėti, pasitikėti savimi, finansinė prasme tai irgi yra labai gera korta. Ir baigėsi jūsų mėnuo su lazdų trejetu. Lazdų trejetas yra pirmasis žingsnis. Jūs jau kažką tais nusprendėte ir jūs imsitės to pirmojo žingsnio 4 savaitę. Ir tas žingsnis gali būti būtent susijęs su tuo imperatoriumi ir kažkokia ta malone žinia. Ir tas džiaugsmas, pozityvumas privers jūs, pavyzdžiui, išdrįsti imtis to pirmojo žingsnio. Ir tai nesvarbu, gali būti kelionė kažkokia, tai gali būti, kad nuspręsite persikraustyti, ypatingai pagal lazdų trejetą, tai gali būti tikrai tiek persikraustimas į kitą šalį, į kitą miestą, apskritai kelionės kažkokios, galbūt nuspręsite imtis kažkokių tai studijų, galbūt nuspręsite kažkokį kursą pasibaigti, galbūt nuspręsite pradėti mokytis vairuoti. Bet kas gali būti, bet tą postumį jums suteiks greičiausiai va tas imperatorius. Ir pas jūs raktinis žodis paskutinės savaitės – nepriklausomumas, transformacija, vizualizacijos. Nepriklausomumas, būtent imperatorius šiaip ir yra jisai toks nepriklausomas. Ir unikumas, toksai vienintelis, žinot, ką jisai nori, taip ir bus. Tai jūs greičiausiai būsite toje energijoje tą savaitę, kadangi pas jūs ir saulė šviečia, ir jūs imsitės kažkokių tais veiksmų pagaliau. Tai reiškia, jūs turėsite tą galią ir tą jausmą, kad jūs galite padaryti bet ką, ko tik jūsų širdis geidžia. Tai labai superinė, graži paskutinioji Liepos savaitė jūsų laukia. Ir jūsų patarimas visam mėnesiui yra, tau nereikia niekieno, kad tave pagydytų, sutaisytų, taip. Tai reiškia, būtent jūs esate tas unikumas, tas imperatorius, ta saulytė šviečianti. Nelaukite niekieno pagalbos, nelaukite, kol kažkas jūs pagirs, kol kažkas išlaižys jūsų žaizdas, pagydys, taip, jūs viską galite padaryti patys. Taip, kad tikėkite savimi ir spinduliuokite tą pozityvumą ir jūs pritrauksite labai daug gražių naujų pradžių į savo gyvenimą. Tai kągi svarstyklės, linkiu jums didžiausios sėkmės, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.